Dar vienas svarbus šios dienos aspektas – tai kultūrinis ugdymas ir pilietinė visuomenė. Kultūros ir demokratijos ryšys šių dienų kontekstuose, karo grėsmės, gilėjančios visuomenės polarizacijos, menko pilietinio dalyvavimo, nepasitikėjimo valstybės institucijomis ypač svarbus. Apie tai kalbės netrukus Milda Laužikaitė ir Saulė Norkutė iš asociacijos Kūrybinės jungtys ir jų pranešimas vadinasi Kultūrinis ugdymas pilietinės visuomenės stiprinimai. Sveiki visi. Pirmiausia, tai labai noriu pasidžiaugti, kad į kvietimą susiburti į šitą forumą tiek daug jūsų atvyko, tiek daug pažįstamų žmonių ir mažiau pažįstamų, ir kad ta tema rūpi, ir kad mūsų yra čia labai daug iš įvairių labai organizacijų ir veiklos sričių. Apie kūrybinės jungtis trumpai iš pradžių ir kodėl mes šiandien kalbam čia jums šią temą. Tai pirmiausia, todėl, kad jau 10 metų esame organizacija, kuri telkia kūrybos profesionalus, veikiančius įvairiose kultūros, kūrybos sektoriuose, srityse, kurie nori prisidėti prie pokyčių visuomenėje per tai, ką geriausiai geba per kūrybos procesus. Ir tikime kaip organizacija, kad kultūros ir švietimo organizacijos, institucijos yra tas resursas mūsų visuomenės, kuris labai stiprų vaidmenį vaidina ir gali vaidinti dar stipresnį, kuriant daugiabalsę visuomenę, kurioje žmonės jaučiasi visi esantis kūrybingi ir galintys visi kartu tą visuomenę vystyti ir kurti ir visi būti tame vertingi ir svarbus. Dėl to mes dirbame daugiausia su kultūros ir švietimo organizacijomis, taip pat ir su vietos bendruomenėmis, taip pat su jaunimu dirbančiamis organizacijomis ir taip toliau, stiprindami jų gebėjimą įtraukti kuo daugiau žmonių į kultūros vyksmą. Ir kodėl visą tai vadinam kultūrinio ugdymo veikla? Todėl, kad visada, kokią programą beįgyvendintume, tai yra sutelkta į kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymą kaip tokių esminių kompetencijų ir prie kurių mes geriausiai galim prisiliesti. Tai yra sutelkta į atstumų įvairių mažinimą tarp žmonių, į susitikimą tų, kurie nesusitinka, arba tų, kurie dėl kažkokių priežasčių nesusikalba, arba kartais tiesiog viename pastate esančios dvi kultūrinės institucijos kažkodėl nesusitinka be išorinės pagalbos, o tai gali atnešti daug vertės vietos bendruomeniai. Kas yra dar svarbu, kad ir čia šiek tiek ir į ankstesnius pranešimus referuojant, mūsų tokiam DNR yra esminis dalykas, kad mes nematom savęs kaip paslaugų tiekėjų, kaip kažkokių konkrečių, ribotos trukmės užsiėmimų įgyvendintojų. Mes dirbame su ilgalaikiais, labai metodiškais, labai pokyčius ir mokymasi nuoseklų ir naujovių kūrimą orientuotais procesais. Ir dėl to visada matom save kaip partnerius, tai labiau nuo paslaugos labiau orientuojamės į partnerystę. Apie kultūros ir pilietinės visuomenės jungtis mes matome iš daugybės tyrimų, taip pat ir Lietuvoje atliekamų kultūrinio dalyvavimo tyrimų. Yra pastebima, ir čia yra jau tarsi klasika, koreliacija tarp žmonių, kurie aktyviai dalyvauja kultūrinėme vyksme, ir žmonių, kurie yra pilietiškai aktyvūs, kurie įsitraukia į pilietinių organizacijų veiklą, kurie aktyvūs rinkimuose ir taip toliau ir taip toliau. Koreliacijos yra matomos, bet labai retai yra galimybė pamatyti priežastinius ryšius ir kaip tie ryšiai susiformuoja per žmogaus gyvenimo kelionę. Dėl to pasidalinsiu įžvalgomis iš tyrimo atlikto labai seniai. Pati knyga išleista 2009 metais, profesorius James Catterall su šviesios atminties, su kurio man teko susipažinti. Jis turėjo progą Jungtinėse valstijose atliekamo longitudinio didžiulio tyrimo, kur buvo tyriami paaugliai nuo 8 iki 10 klasės ir tada iki 26 metų per įvairius etapus 5 kartus. Didžiulė grupė 20 kelių tūkstančių moksleivių ir vėliau jų suaugusių žmonių. Ir jie buvo tyriami ir Jamesas galėjo pasižiūrėti iš tos kūrybinės ir meninio ugdymo perspektyvos, kaip tai veikia jų gyvenimus. Ir čia tik viena skaidrė iš to tyrimo, bet jinai rodo labai svarbius dalykus. Čia tas high art, low art, tai reiškia aktyvų įsitraukimą į
kūrybinės, kultūrinės, meninės veiklas būtent vėlyvose mokyklos klasėse. Ir mes turime palyginimą tarp to aukšto socialinio statuso moksleivių ir kai jie mokėsi, ir žemo socialinio statuso. Tai čia vienas iš dalykų, ką atskleidė tas tyrimas, bet mes matome vienas dalykas, kad veiklose kultūrinėse įsitraukė labiau tie vaikai, kurie galėjo aktyviai dalyvauti meninėse veiklose, kultūrinėse veiklose, jie įsitraukė labiau tas vadinamas socialiai integruotas veiklas, kaip ėjimas į biblioteką, į teatrą ir taip toliau, viešas erdves. Tas skaitimas knygų ir domėjimas bibliotekom dar siejamas ir su tokia didžiulė vidinė motyvacija mokytis ir tyrinėti, kurią ta sąveika su menais sukuria. Ir kitas dalykas, kad kai mes žiūrime tą doing good dalį, tai reiškia, kad darimas gerai bendruomenėje, atidavimas to, ką gavai, mes turime didžiulius skirtumus tarp įsitraukusių ir neįsitraukusių į menus, bet ypač turime didžiulius skirtumus tam žemesnio socioekonominio statuso grupėje. Ir mes turim, pavyzdžiui, dvigubai labiau didesnį įsitraukimą, dalyvavimą savanoriškoje pilietinėje ir bendruomenės veikloje. Ir taip pat turim didesnį, daug intensyvesnį, ženkliai intensyvesnį dalyvavimą rinkimuose. Tai žodžiu, kaip čia kalbėjom ir per pertrauką, kad mes tikrai turim duomenų apie tai, kad tie dalykai veikia, kad jie yra labai svarbus, kad ir įsitraukimas, čia mes kalbam apie jaunesniam amžiui, šiuo atveju paauglystėj, įsitraukimas ir kaip ilgai jisai. Čia mes dabar apie šitos duomenis kalbam 26 metų, kai buvo vėliausiai jau tos studijos metu daromas tyrimas. Ir žodžiu, kad suaugusiam daro labai stipriai poveikį tos patirtis, gilios patirtis, intensyvios patirtis su menais jaunystėje, paauglystėje. Tai mes kaip iš kūrybinių jungčių perspektyvos, kai dirbame ilgai, tame galime kalbėti apie tai, kokio tipo mūsų pačių veikla gali tos pozityvius poveikius kurti. Tai mes tikime, kad vis dėlto tai yra ilgalaikiai daugiasluoksniai procesai, jeigu tai gali nulemti tokius ilgalaikius elgesio modelius žmonėms. Mes vis labiau manome, kad ir čia su Natalijos teiginiais pabaigoje pranešimo labai stipriai susiję, kad mes turime žiūrėti į konkrečias lokacijas, konkrečias vietovės, gyvenvietės ir jas žiūrėti kaip tam tikras terpės sąveikos. Kokios ten yra galimybės konkretiem žmonėm, priklausantiem įvairiom grupėm, kartom, socialiniam grupėm ir taip toliau, kokios yra galimybės įsitraukti į tą kūrybinį ir kultūrinį vyksmą, atrasti savo kūrybinės galias, susitikti su kitais ir taip toliau. Ir tada, kaip ten vyksta, kokios ten tos vietos žmonės, kokios institucijos, kokie resursai, kaip tai veikia. Bet matome, kad ir ypač tose vietose, kur yra ir ta socioekonominė situacija sudėtingesnė, tiem pokyčiam reikia išorinės pagalbos. Ir mes kaip kūrybinės jungtys matom save kaip organizacija, kuri dažnai ateina į tokias vietas, norėdama įgyvendinti strateginius ilgesnius pokyčius, pasitelkdami kūrybos ir kultūros procesus ir augindami žmonių pasitikėjimą vieni kitais, kurdami galimybę vieni kitus pamatyti ir vertinti, kurti tuos artimesnius ryšius ir ugdyti tas svarbias kompetencijas, kaip kūrybingumas, kritinis mąstymas, dialogo, gebėjimai eiti dialogą, kurti kartu. Ir dabar pakviesiu kolegę Saulę iliustruoti, apie ką čia kalbu, ir papasakoti apie vieną iš mūsų programų kiek detaliau, kad suprasti, ką mes vadinam tuo daugiasluoksniu ilgalaikiu kultūrinio ugdymo procesu. Sveiki visiems. Malonu matyti iš tikrųjų irgi, kaip Milda sakė, daug čia susirinkusių, tai nieko nelaukdama pereisiu prie pavyzdžių. Tai aš esu Saulė Norkutė, menininkė, kurianti įvietinto teatro, įvietinto meno lauke ir esu kūrybinės jungtėse kurianti praktikė. Tai tokia atrodytų, ką tai galėtų reikšti, dalis jau iš čia matančių veidų turbūt žino, kas tai yra ir kaip tai veikia, netgi įsivaizduoja, bet aš trumpai papasakosiu. Tai į kūrybinės jungtis patenka daug kūrybinių, mokslinių ir kitų sričių profesionalų, kurie savo darbe naudoja kūrybingumą ir kritinį mąstymą, vadinasi, kurdami ar dirbdami.
Ir patekdami į kūrybinės jungtis mes įgyjame kūrybinių jungčių dėka įrankius, kaip tuos turimus resursus pritaikyti savo ugdymo įvairiuose procesuose, fasilituodami ir dirbdami su grupėmis mokyklose, kultūrinėse organizacijose, bendruomenėse ir taip toliau. Tai dabar papasakosiu apie vieną iš projektų, kurį Milda minėjo, tai yra vienas iš mūsų ne projektų programų, kuris vadinasi Dialogo bendruomenės, ir čia paminėsim Grigiškių atvejį, nes iš tikrųjų Grigiškėse jau būsime šiais metais 3. sezoną, tai tą vietą pažįstame gana neblogai ir pažįstame ten dirbančias ir veikiančias organizacijas ir žinome visą tą kontekstą, kuriame jie gyvena. Dialogų bendruomenės tai yra tokia programa, kur susitinka įvairios vietinės organizacijos, institucijos, tai ir mokyklos, ir kultūros centrai, ir bibliotekos, ir taip toliau. Ir bandoma ieškoti, kaip kurti dialogą tarp tų bendruomeninių grupių, tarp kurių yra galbūt atskirtis arba kažkokie barjerai, kur neleidžia tom grupėm susitikti. Ir iš esmės čia ir kaip pavadinime mes ieškome būdų, kaip kurti dialogą. Bet dar vienas labai svarbus aspektas, kad mes dirbame ir su kompetencijomis. Tai vadinasi, su tų mūsų partnerių organizacijų kompetencijos, kaip kurti dialogą, kaip kurti nehierarchizuotą ryšį, kaip skatinti kritinį mąstymą ir kūrybingumą. Dabar apie pačias Grigiškės. Tai yra, kas svarbu paminėti, tai yra vienintelis miesto statusą Vilniaus mieste turintis miestas, taip skamba labai tautologiškai. Tai yra daugiakultūrė ir daugiakalbė aplinka, viena nesaugiausių seniūnijų Vilniaus mieste, pasak tyrimo, kuris buvo atliktas Vilniaus savivaldybės užsakymų, taip, tai yra saugios aplinkos tyrimas, tai naujininkai ir Grigiškės ten žmonės jaučiasi nesaugiausiai. Ir tai yra sparčiai demografiškai besikeičiantis miestas, vadinasi keliasi šeimos, senjorai, nes tai yra gana toks geografiškai plokščias paviršius, kur yra lengva judėti ir apie prieinamumą galima iš tikrųjų netgi kalbėti, tokį fizinį. Tai dabar, kai mes atkeliaujame į tą kultūrinę organizaciją, tai čia mes turėjome partnerius iš skirtingų organizacijų, iš mokyklos, bibliotekos ir kultūros centro. Mes ieškome priemonių ir būdų, kaip fasilituoti tuos procesus, reiškia, kaip atverti, kaip pakviesti į dialogą tas bendruomenės grupės, apie kurias mes turim tik tai įsivaizdavimą, stereotipus, nuostatas ir taip toliau. Nes su kuo mes susidūrėm, patys irgi turim įvairių nuostatų, kad yra įsivaizdavimas, ko nori jaunimas, ko nori senjorai, ko nori mamos su vaikais ar kitos grupės, kurias mes norime pritraukti, kalbinės, kultūrinės. Bet iš tikrųjų mes kvietėme juos į dialogus ir naudojame įvairias kultūrinės ir meninės formas, pakviesti ir pabandyti netiesiogiai per metaforas, per simbolius ir kitomis visokiamis formomis pakalbėti apie tai, kas jiem iš tikrųjų yra aktualu ir ko trūksta tose vietose, kuriuose jie gyvena. Štai čia matote žemėlapiavimas kaip vienas iš tokių konceptualių įrankių, kur susėda grupė žmonių, čia šiuo atveju jaunimas, bet kvietėme visas skirtingas mūsų pasirinktas grupės. Ir jie dėliodami daiktus ieško simbolinių atitikmenų savo gyvenamai vietai ir bando kartu sukurti vieną žemėlapį. Tai yra viena iš tokių sudėtingesnių užduočių, dėl to, kad pasimato ir mūsų santykis, mūsų perspektyvos ir interpretacijos, kaip mes matom tas pačias vietas, kaip mes kalbam apie tuos pačius procesus. Ir kurdami to žemėlapius su tom skirtingomis grupėmis, mes ieškojom tų vietų, kur yra vis dėlto tie susikirtimo taškai tarp jų. Ir taip pat vienas yra iš svarbių dalykų, ką mes irgi bandėme kartu su įvairiomis grupėmis, čia matote pavyzdį, nelabai matote, galite įsivaizduoti, galbūt ekrane šiek tiek geriau, įkurta tokia kaip radijo studija, kur pasikvietėme prieš tai dalyvavusius paauglius pakalbėti apie ateities viziją, kaip jie mato Grigiškės. Ir iš tikrųjų, tam, kad įsivaizduotume ateitį ar įsivaizduotume praeitį, vyksta tie patys procesai mūsų smegenyse, taip, mums reikalinga vaizduotė, kritinis mąstymas, suvokimas, bet taip pat ir pilietinis toksai kaip atsakingumas, pilietinė tokia kaip ir net, sakyčiau, pareiga ir teisė kurti ir įsivaizduoti, kas gali atsitikti toje vietoje, kur aš gyvenu. Ir mes susidurėme dažnai, kad dalis žmonių tarsi neturi teisės įsivaizduoti, kaip toje vietoje bus, arba nenori sieti savęs su ta vieta, ar dėl dar kitų priežasčių tiesiog neturi atsakymų į tuos klausimus, o kasgi atsitiks su ta vieta, kuri man yra svarbi, arba kurioje aš praleidžiu daug laiko.
Kitas svarbus, tai čia ateina ir iš mano įvietinto meno praktikos principas, tai yra vietos tyrinėjimas, kur mes jau čia kvietėme tas visas skirtingas kartas, kurias kalbinome atskirai, susitikti kartu prie suoliukų, nes supratom ir kartu tyrinėdami, kad suoliukai yra tos vietos Grigiškėse, kur žmonės iš tikrųjų susitinka ir gali susitikti įvairių socialinių sluoksnių, įvairių amžiaus grupių ir kitomis kategorijomis apibrėžtų žmonių. Ir mes kartu su jais pasitelkdami istorijų pasakojimą ir tokius įvairius įvietinto teatro aplinkos tyrinėjimo pratimus, ieškojom, tai kaipgi mes jaučiamės toje aplinkoje ir kokių kultūrinių patirčių mums tarsi trūksta, kokios tos kultūrinės patirtis galėtų ateiti į tą Grigiškių kasdienybę, kurioje iš tikrųjų dalyvautų daug didesnė visuomenės dalis, negu tik tai keletą grupių ar kažkokia, ir kad tai būtų ne apie pramogą, taip, o apie dalyvavimą ir iš tikrųjų prasmingą laiko leidimą kartu. Ir stengiantis panaikinti tos barjerus judėjimo, kalbos ar visus kitus, kurie neleidžia atitinkamam grupėm ateiti iki kultūros. Tad kartu tyrinėjant, iš tikrųjų gimė ir tokia gimė idėja, tai labai atrodytų iš pradžių atrodo, tai ir mes festivalius darom, taip, bet iš tikrųjų gimė Zefyrų festivalio dalis, jos viena iš sumanytojų buvo, čia matote mergina su kaubojaus kepure, kurią mes atsitiktinai bibliotekoje pamatėme ir užkalbinome dalyvauti projekte, ji tapo labai svarbia projekto dalimi, ji pasiūlė ir pagrindinę veiklą ir galvojo, kaip pritraukti tą savo amžiaus bendraamžių grupę, sugalvojo ir įvairių veiklų ir taip toliau, ir tai va tapo tokiu atsitiktiniu žmogum. Tai čia va irgi svarbu paminėti, kad tose procesuose su bendruomenėmis, mokyklose ar kultūrinėmis organizacijomis klaida irgi yra labai svarbus, klaida, atsitiktinumas irgi yra labai svarbus dalykai. Jeigu kažkas neįvyksta, nepavyksta, tai vadinasi, mes galbūt ir esam visai teisingam kely, nes mes atmetam kažkokius dalykus ir tai yra vis tiek eksperimentavimo kelias ir atsitiktinumas, kad mes turime būti atviri ir neužsidarę ir matyti dar kitas galimybės, kurios galbūt yra šalia mūsų visai netoli. Apie patį festivalį, tai mes galvojame ir kuravome veiklas taip, kad jos nebūtų reikalingos kalbos, kad vadinasi, tose veiklose galėtų dalyvauti įvairių kalbinių grupių žmonės, įvairių amžių ir iš tikrųjų net ir lietui lyjant, mums nesitikint, kad žmonės ateis, pasirodė tikrai didelis gausus būrys žmonių ir festivalis tęsiasi iki to numatyto laiko ir iš tikrųjų buvo visai kitoks įspūdis Grigiškių, kaip saugių, kaip bendruomeninių ir buvo girdima daug kalbų, visi stengiasi susikalbėti, iš tikrųjų buvo sukurta ta erdvė dialogui, ko ir buvo siekiama šiuo projektu. Štai čia matote komandą, kuri susideda iš labai įvairių amžiaus grupių ir galite pastebėti nuo mažiausio iki didžiausio. Ir iš tikrųjų tai buvo labai svarbu ir vienas iš tų dalykų, ką ir kultūros organizacijos, kurios dalyvavo šiame projekte, tai kad ir minėjo, kad būtent kai pakvieti žmonės iš tikrųjų per tas kūrybinės priemonės kalbėti, išsakyti savo poreikius, tu pats atsikratai tų nuostatų, iš tikrųjų tu suvoki, kaip yra svarbu išgirsti, pamatyti kitą ir išgirsti, ko iš tikrųjų jisai nori, o ne tai, ko tu galvoji, kad jisai nori. Tai va, čia apie tokias kaip ir nuostatų, tokį nusikratymą, kritinio mąstymo, bet kartu ir dialogo kūrimo. Ir dalį tų praktikų jos toliau taiko iš tikrųjų savo veikloje, nes mes tęsiam bendradarbiavimo su jomis. Tai žinome, kad iš tikrųjų tos veiklos ir tos priemonės ir tie įrankiai, kuriais mes dalinomės, iš tikrųjų toliau gyvena savo gyvenimą. Na ir vienas iš svarbiausių turbūt dalykų, čia jau matote vertinimo etape, mes tai vadiname etapą, kai baigėsi mūsų didžiausi darbai ir mes galime pasižiūrėti, o kasgi įvyko. Ir irgi taip pat pasitelkiam, kaip matote, įvairius daiktus, kaip simbolius, galvodami, kaip čia į tą simbolių kalbą ir kitaip per atstumą, greitai per atstumą pažvelgti į tik ką įvykusius kompleksiškus ir įvairialypius procesus, kur iš tikrųjų kultūros ir organizacijų darbuotojai susidūrė ir ėjo į dialogą su grupėmis, su kuriomis jiems buvo sunku, galbūt netgi kamavo baimę, bet mes ir buvom tas postumis, kuris galėjo pasakyti, nebijokit, einam, darom, nes turbūt kūrybinių jungčių vienas iš tokių pagrindinių principų tai yra praktinis veikimas ir prasmės kūrimas, kad vis dėlto mes kiekvieną kartą darydavome tas refleksijas, aptarimus ir klausdavome, o kodėl mes norime tas grupės įtraukti, kodėl norime įtraukti atitinkamą žmonių grupės, kodėl svarbu, kad dialogas vyktų, ką tai duos Grigiškiam, jų ateitim ir taip toliau. Na ir paskutinis momentas, tai dabar
Klaivi projekto rėmose grįžtame į Grigiškės ir šį kartą dirbsime su 2 mokyklomis, tai lietuvių kalba vykdančią ugdymo procesą ir lenkų ir rusų kalbomis. Ir bandysim kartu sujungti tas grupės ir su jais, su to jaunimo grupe spręsti ten kilančiais iššūkiais, nes iš tikrųjų nesaugumą paminėjo jie. Būtent jie tarsi net nežinodami tyrimo rezultatų, iš tikrųjų labai puikus lakmuso popierėlis buvo pasakyti apie savo pojūtį Grigiškės. Aišku, ten yra ir gerų dalykų, bet mes bandom gilintis į iššūkius. Ir ačiū Saulė, ir aš keletą tik minčių tokiam apibendrinimui. Turbūt tam, kad mes permąstymą ir kaip Dalia sakė pradžioj, kad ir UNESCO tas įvyko pokytis, kad atsirado ne tik meninis ugdymas, bet kultūrinis, ir mes dabar Lietuvoje kalbam apie kultūrinį ugdymą, tai mes turim ir tas anksčiau įvardintas dichotomijas įveikti, kurios vis dar yra labai stiprios, aukštas žemas menas, ten kultūra ant scenos, kultūra dalyvaujama ir taip toliau. Ir čia turime mes ir savo pasiūlymuose vyriausybei kalbam apie poveikio kultūrą, tai klausimas yra, koks yra poveikis, ko mes norim. Jeigu mes norim, kad tiesiog mūsų bendruomenių nariai, kurie sudaro visą mūsų visuomenę, kad jie susitiktų kaip žmonės, jaustųsi, kad jie gali papasakoti savo istorijas, turėtų tam valdytų įvairius kūrybinius įrankius, medijas įvairias, save iš tikrųjų išreikšti. Jeigu mes galim padėti, jeigu kultūra yra tai, kas padeda žmonėms atrasti tai, kas yra bendra, kartu kurti aktyviai savo tapatybę, kartu interpretuoti praeitį ir kurti ateitį, tai tada tos visos priemonės, viso tai, ką mes galime pasimti, visi tie įrankiai, kūrybiniai formos, visa tai yra tiesiog mums kaip resursas, bet svarbiausia, ką mes su tuo darom. Tik kvietimas yra tiesiog, kad visas tas procesas, jeigu mes einam link sistemiškumo, tikrai permąstyti vertes, permąstyti, ką mes vadinam tą aukštos vertės kūriniais, nes iš mūsų patirties, kai kuriantis žmogus ateina į mokyklą ir kai bando sujungti chemijos elementų lentelę su kūno judesio praktikomis šiuolaikinėmis ir klasės bendravimo iššūkiais, tai yra aukščiausios klasės kūryba. Tai negali padaryti žmogus, kuris negali kurti, neturi vaizduotės, neturi socialinio jautrumo, nemato žmonių. Tai vat čia iš tikrųjų, man atrodo, kad ir šita mūsų iniciatyva kviečia iš tikrųjų rimtiems permąstymams, atpažinimams savo tam tikrų įpročių mąstymo ir jų transformacijai. Ačiū labai už dėmesį.